Ne, papasakojai, kaip iš tikrųjų yra nevaidinant. Taip. Taip. Nu ką, labas, Edita. Labas. Tai nuo mūsų pirmo susitikimo HIFU procedūrai ultraformer MTT, ar ne, praėjo jau 3 mėnesiai. Tai kas 3, pasikeitė iš tikrųjų? Balandis, gegužė, 4. Kas per tą laikotarpį pasikeitė tavo odoje? Mano odoje iš tikrųjų pasikeitė, man atrodo asmeniškai, kad absoliučiai visko. Nuo tos dienos, kai aš atėjau pirmą dieną ir dėl ko atėjau, tai aš tikriausiai per visą savo gyvenimą nesu sulaukus tiek daug komplimentų iš moterų dėl savo odos, jos švitėjimo, kažkokio paryškėjimo, kažkokio tokio skaistumo, tai aš esu taip stipriai patenkinta tuo rezultatu. Ir šiaip aš tokia esu, kuri apskritai minimaliai nešioja, makiažą naudoja, bet dabar absoliučiai esu, netgi dabar visiškai nieko nepasidažius, tik tai su rytiniu kremu pasitepus. Ir va, tą moteris irgi labai pastebi ir pati man tiesiog, aš atsikeliu ryte ir aš jau savo graži. Ir vakare einu miegoti ir irgi lygiai taip pat savo graži. Ir aš tikrai jaučiu, kad tai yra HIFU poveikis. Ir man kas fainai, kad kai pasidariau tą procedūrą, kai man jūs pasakėt, kad jisai tas poveikis eis, jisai tolygiai. Tai va tą ir pastebiu, kad jisai man tik tais gerėja, kai buvau girdėjęs ten iš draugų, iš pažįstamų, kur pasidaro vieną ar kitą procedūrą ir sako, man ten po 3 mėnesių, jau aš nieko nebematau, o man, sakau, man tai tik geriau ir tik tais gražėja. Ir aš tokia jaučiuosi, aš visada gerai jaučiausi savo kūne ir savo bruožus, bet dabar aš tokia jaučiuosi savo dar pagerinta tokia versija. Tai labai džiugu girdėti ir iš tikrųjų tą rezultatą mes gauname ne tik po HIFU, ar ne, nes mes atlikom ne tik HIFU procedūrą, ar ne, bet ir individualiai tau parinktą visą odos planą, sudrėkinančiom, skaistinančiom procedūrom, ar ne, kad pastangrėtų oda, švitėtų oda. Tai ir turim šiandieną, kad gali sėdėti ar ne, visą nuostabi švytinti be makiažo, ko tikrai aš nepasakyčiau ir turbūt... Aš dar noriu pridurti, va tas planas, va jūsų sudarytas, iš tikrųjų mano vyras klausė, sako, tai ko tu ten važiuoji kas mėnesį? Sako, ką tau ten daro? Nes aš niekada nebuvau darius jokių ten, kažkokių dalykų savo. Taip. Tai aš sakau, aš važiuoju pamaitinti savo kolageną ir jam vyrui kažkaip aiškiau iškart pasidaro, sako, tai ką tau tenais daro? Ir kai moteris paklausė, sakau, man tiesiog krūtelė, sakau, duoda penų ir maisto mano kolagenui. Ir aš iš tikrųjų, man taip fainai čia kas mėnesį žinoti, kad jūs man paskirėt laiką ir aš tokia rami, atvažiuoju kartą į mėnesį ir tokia kaip maldelė, kaip ritualas man gaunasi. Ir tą poveikį iš tikrųjų jaučiu jau po 3 dienų. Ir netgi ir pati save fotografuoju, anksčiau ten kokius selfie pasidarydavau ir galvoju, čia nepatinka, čia raukšlelė, nes man jau ir net 31, ir net 28. Ir iš tikrųjų save matyti tokia, jaunėjančią, nesenėjančią, o jaunėjančią, tai man tai kaip moterį yra, tikrai tokia dovana ir, tikrai labai esu labai laiminga, kad galiu atsikelti ryte ir sakyti pati savo, wow, kokia tu graži. Nuostabu. Jo, iš tiesų, nes visas šitos procedūros ar nestimuliuoja kolageno gamybą, pridrėkina odą, skaistina ir gauname tą gražų ovalą, švytinčią, gražią, sveiką odą. Aš dar noriu kažkaip padrąsinti ir moteris ir tau Telė padėkoti, kad pažinojau tave iš anksčiau, nes tave fotografavau ir toks kaip padrąsinimas buvo man pačiai kreiptis į tave, nes niekada nieko nebuvau dariusi savo veido, o jau jutau, kad gravitacija veikia ir ypatingai žiemą, vasario mėnesį, netgi buvau taip susirėsavus ir galvoju, kur man čia eiti ir labai daug pasiūlos tos. Viena moteris vieną pasidaro, kitą ir galvoju, o gal man šitą daryti, o gal man šitą daryti, gal man jau čia lūpas prisipūsti, nes visos prisipūtė ir gal čia man, nežinau, gal man jau po peilių lysti ir tikrai jutau tokią frustraciją vidinę, nes aš tikrai noriu gražiai atrodyti, aš juk moteris, mes visos norim gražiau atrodyti, būti geresnė, gražesnė savo versija. Ir kažkaip išdrįsau tau parašyti ir labai faina ateiti pas savo žmogų ir iš tikrųjų rekomenduoju moterims tiesiog užsirašyti pirmai konsultacijai. Aš jau tokia laiminga iš tos pirmos konsultacijos, kur galvojau, tikrai ir tas tavo nuoširdumas labai sukelia tą pasitikėjimą, nes sakai, aš tau bet ko nedarysiu, nes šito nedarysiu, tau tas netiks, to nedarysiu, tau tas netiks ir aš galvoju, šita moteris tikrai žino, ką sako. Ir daug kas manęs klausia, o tai ne tikrai gydytoja? Sakau, tikrai sakau gydytoja. Ir tikrai nemeluojant, ranką prie širdies pridėjus, aš jaučiausi tokia saugi ir kas mėnesį jaučiuosi tokia globojama atėjus pas tave ir koks rezultatas.
Labai malonu girdėti, tai iš tikrųjų, tai mūsų ta tikrai graži draugystė prasidėjo, ar ne, nuo to, kaip tu savo kūrybą man parodė, ar ne, ir kaip moki atskleisti žmogaus sielą, parodyti tiesiog per fotografiją. Ai, nečirpenį. Jo, tai va dabar šiuo metu rodau aš tau savo kūrybą, ar ne, ir aišku, tai yra individuali kūryba, kiekvienam žmogui skirtinga, dėl to labai svarbu, ar ne, kad pasižiūrėti kiekvieną pacientą individualiai ir kas jam geriausiai tinka, nes tikrai kas tinka, tarkim, tau, nebūtinai tiks kitam pacientui. Tai va, aš būtent taip ir sakau moterim, kurios man labai daug moterų rašo, nes pastebi, sako, Dita, wow, tavo kokia oda, viena moteris net rašo, sako, ar jūsų neprašo dabar pažymėjimo, kaip perkat alkoholį? Sakau, aš nevartoju alkoholio, sakau, labai ačiū už komplimentą. Tai va, netgi tos moteris, kurios pastebi ir sakau, va, ir tą ir rekomenduoju, kad būtinai pirmai konsultacijai pas Rūtelę. Kaip miela.